Fotografijų ciklas Sidabras svarsto apie vizualios atminties ir meno sąveiką, kurią galima laikyti tiltu tarp praeities ir dabarties. Čia per eksperimentinį kūrybos procesą, kuriame naudojamas alkanas ryškinimas, senstantis fotografijos popieriai, atsiskleidžia naujas požiūris į tai, kaip fotografija gali tapti tiek estetiniu, tiek konceptualiu objektu. Šio ciklo vaizdai fiksuoja laiko tėkmę, bet tuo pačiu ir ją stabdo, leidžia žiūrovui patirti momentą, kuris vienu metu yra ir amžinas, ir akimirksniu išnykstantis. Šviesa ir šešėliai, fotografijos pagrindiniai elementai, čia transformuojami per vandens prizmę, kuris dalyvauja kiekviename kūrinyje, ne tik kaip medžiaga, bet ir kaip temos variklis. Ciklas Sidabras skatina diskusiją apie tai, kaip vizualinė medija veikia mūsų suvokimą apie tikrovę ir kaip jį gali manipuliuoti mūsų jausmais ir atminčių interpretacijomis. Tai atspindi idėją, kad menas nėra tik estetinis objektas, bet ir įrankis leidžiantis gilintis į žmonių patirties ir atminties sluoksnius. Kiekvienas kadrų suglaudimo gestas ir sidabro halidų naudojimas ne tik techninis veiksmas, bet ir menininko bandymas pasiekti gilesnį emocinį atsaką. Sidabras pabrėžia fotografijas kaip medijos galimybę ne tik dokumentuoti, bet ir kurti, transformuoti bei interpretuoti realybę. Vaizdai tampa kaip veidrodžiai, atspindintis mūsų požiūrį į mūsų pasaulį ir vietą jame, bei kaip langas į kitokias, alternatyvias tikrovės versijas. Tai sudėtinga žaidimo su forma ir turinio sąveika, kurioje menas tampa būdu atskleisti, kaip mes matome ir suprantame pasaulį aplink mus. Per šiuos kūrinius fotografija įgyja naują, giluminį matmenį, tarsi kviesdama žiūrovus pažvelgti ne tik į vaizdą, bet ir jų pačių asmeninės istorijos atspindžius. Šis darbas yra kvietimas iš naujo apmąstyti fotografijos kaip meninės raiškos formas, suvokiant ją kaip nepaliaujamai kintančią ir vis naujas prasmes generuojančią sritį.